Görüşürüz Denizciğim. Iki pasimatymo. Tamam. Gerai. Tamam ben seni... Gerai, vėliau paskambinsiu. Görüşürüz. Iki. O, ponė inspektoriau, Teftiş bitti baigėte mi? vizitą? Şakacı O, bey. ponė Pokštautojau, Dergiler işe yarar. žurnalai jums nepadėjo. Görüşürüz. Iki pasimatymo. Hakanai, kodėl kas kartą darai tą patį? Kodėl anksti grįžai? Niye erken geldin sen? Şirkette bunu aldım. Nebegalėjau būti įmonėje. Tad atsivežiau darbus namo ir pasikviečiau advokatus. Surengsiu susirinkimą. Tokiu būdu galėsi būti šalia Buluto. Gerai, kodėl juos pasikvietei dėl globos? Žinoma, turime ruoštis antrajam posėdžiui ir nuspręsti, kokios strategijos laikysimės. Bulutlarım iyi. Gerai sutarėte su Bulutu, tiesa? Stengiuosi, Hakanai. Tenkiname visus karalaičio norus. Puiku, puiku. Ne yaptın peki? Ką šiandien nuveikiai? Ferit Bey. Pone Feritai, reikia nuspręsti, kokią dovaną pirkti ponui Nakataniui. Pone Ikbalė, dabar tikrai negaliu apie tai galvoti. Išrinkite pati. Bent pažiūrėkite. Nazlı, Nazli, Merhaba. Sveiki. biliyor musun tam atvažiavai pačiu laiku. Ferit Bey, Noriu pasikalbėti apie svarbų reikalą. ben geldim. İkbal Hanım. Pone Ikbalė, Nazli padės jums išrinkti dovaną Nakataniui. Ji praleido su juo nemažai laiko, tad galės patarti. Ferit Bey, Pone Feritai, reikalas. Eikite į mano kabinetą. Turiu trumpą susitikimą, paskui ateisiu. Nazmiye Hanım. Panelė Nazmija, O da yukarıda. Buyurun. kabinetas viršuje. Eime. Şimdi İrfan konuştuklarımız... Kaip suprantu, iš mūsų pokalbio nėra jokių kliūčių ir viskas vyksta puikiai. Teisingai, turim visus parašus ir esam pasirengę antrajam teismo posėdžiui. İkinci duruşmaya hazırız. Güzel. Puiku. Peki bu sefer... Ar mums pavyks gauti ilgalaikę globą? Çok büyük Greičiausiai taip. Kai Buluto globa bus paskirta jums, jo tėvams priklausiusios Pusulos koncerno akcijos atiteks jums. hisselerinin yönetimi de size geçmiş olacak. Haftaya cuma... Posėdis ateinantį penktadienį, tiesa? Taip, ponia Hakanai. Be to turiu gerą naujieną. Haberim var. Nedir? Kokią? Pone Demetė, Bir açık daha yapalım. radome dar vieną nišą. Kokią? Yra galimybė, kad dar prieš antrąjį teismo posėdį akcijų valdymas atiteks jums. Dabar papasakosiu smulkmenas. Anlatacağım. İhtiyati tedbir kararı gibi bir şey diyeyim. Yra tokia įstatymo nuostata. O halde siz... Aptarkite smulkmenas be manęs. Turiu reikalų. Aşkım kızlar... Pasakyk padėjėjai, kad atneštų mums ko nors užkasti. Žinoma. Anlat İrfan seni dinliyorum. Pasakok toliau, klausau. Pone Hakanai, Efendim. Klausau. Demet Hanım... Pone Demete, skambinau jums. Değildi Masuman. Negaliu atsiliepti, ką nori pasakyti. Demet Hanım... abla- Mano sesuo sužinojo, kad dokumentus jums perdaviau aš. Araştırdığımı falan öğrendi. Öğrendi mi? Tikrai? Emin. Tu įsitikinusi? Telefonumu karıştırdım. Besiknaisėdama mano telefone jį pamatė nuotraukas. Bijau, kad jį gali pasakyti ponui Feritui. Korkuyorum biraz yani. Ablam ve Ferit Bey'e falan söylerse. Sakin ol. Norim, kas su mane. Ayrıca ablam benim... Šiandien jie man skambino ir pasakė, kad su manimi nedirbs. Bet apie dokumentus nieko neužsiminė. Vadinasi, dabar jį saugos tavo paslaptį. Nepažįstate mano sesers. Kad ir kaip mėginčiau ją įtikinti, kad niekam nesakytų, jai nerūpės. Nueis ir pasakys tiesą. Söyler her şeyi. Sakin ol. Nurimk, jau gana viską supainiojai. Nieko nedaryk, tik stebėk aplinką ir jei ką sužinosi, vėl man paskambink. Viskas. Bu kadar. Bildiğim kadarıyla... Kiek žinau, būna yra rankų gamybos. Ponas Nakatanis viename pokalbėje minėjo, kad jam patinka kardai, ypač rankelomis, tradiciniais raštais. Bundan bahsetmişti. Böyle geleneksel bir kamu ilgisini çeker. Tamam. Puiku. Liepsiu padėjėjai pasidomėti. Ferit Bey bir şey mi oldu? Pone Feritai, kažkas nutiko? nenutiko, todėl nervinosi. Kalbėjom su mūsų teisės įmonės atstovais. Jie garantuoja, kad tas dokumentas nebuvo nutekintas iš jų įmonės ir kaltina mūsų teisės skyrių. O mūsų teisininkai prisikinėja, kad tai neįmanoma ir kaltina juos. Čia ir bėda. Dokumentas, kuris buvo tik šiose dviejose vietose ir mano namuose, buvo nutekintas. Jis negalėjo būti nufotografuotas mano namuose, o tai reiškia, kad arba teisės įmonėje, arba mūsų teisės skyriuje dirba išdavikas. Visi bijo ir stengiasi šį reikalą užglaistyti. İkbal Hanım böyle sonra... Klausinėdami to neišsiaiškinsim, reikia rasti kitą būdą. Ben bu işi Nesijaudinkite, rasiu būdą, kaip slapta išsiaiškinti.
Lütfen. Tikiuosi. Privalom rasti kaltininką ir kuo greičiau nubausti. Noriu, kad tas žmogus labai pasigailėtų to, ką padarė. Olmasını istiyorum. Siz merak Nesijaudinkite. Beje, mudu su panelė Nazmėje išrinkom dovaną. Norite pažiūrėti? ister misiniz? Siz Nazlı'yla... Jei judvi išrinkote, nėra prasmės žiūrėti. Gerai. Özür dilerim Nazlı. Atleisk, kad varginu tave savo rūpesčiais. Önemli değil. Nieko tokio, boluto rūpėšiai domina mus visus. Hepimizin meselesi. Nazlı, Nazli, teşekkür ederim. ačiū už tai, kad nesutikai dirbti su Demete. Deniz haber. Man pasakė Denizas. Bulut'u ziyaret. Sužinojo apie tai lankydamas Bulutą. Basit bir şeymiş gibi Tau gözüküyor. gali atrodyti smulkmena, bet tavo parama man labai daug reiškia. Demet'e kalmamış. Džiaugiuosi, kad Demetei nepavyko tavęs suvilioti. Bulut yakında Bulutas evine greitai gelecek. grįš namo ir vėl atkursime Birlikte senąją tvarką. konuşacağız. Sen Tu gerçekten labai gera. Ben gideyim o zaman. Man metas. Turiu daug darbo namuose. Nazlı hoş geldin. Sveika, Nazli. Ne yaptın? Pasakei tiesą? Söyleyemedim. Negalėjau. Ne diyecektim? Ką turėjau pasakyti? Kad mano sesuo išdavikė, bet nieko nepadarysiu, nes giminių nesirenkame. Satsan satılmaz mı diyecektim. Sese, kartais galvoju, kad turėčiau išeiti iš darbo. Bet tie žmonės labai manimi pasitikė. Negaliu palikti jų pusiaukelėje. Bet kaip galiu likti? Ponas Feritas šiandien prisiekė atkeršysęs. Ne yapacağım ben? Fatošė, ką daryti? Labai atsiprašau. Per vėlu atsiprašinėti. Nesuprantu, kada tapai tokia žiauri ir negailestinga. Nasıl bu kadar hain oldun? Ne zaman oldun? Bet vienas bulutų dėdė, o kita jo teta. Kodėl nepykstate, kad ponas Feritas nuslėpė tą dokumentą, bet pykstate, kad jį paviešinau? Jis neturėjo teisės slėpti. Leisk turtuoliams spręsti savo rūpešius, o mums savus. Tik pažiūrėk, kaip jį vaidina. Nasıl duygu sömürüsü? Feritas žinojo, kokia Demetė pavojinga, todėl ir nuslėpė tuos dokumentus. Ne mal olduğunu bilmesi o belgeleri saklar mı? Hiç. Biliyorum, Žinau, Fatošė, biliyorum. bet esu labai sutrikusi. Kafam çok karışık. Nežinau, ką Ne daryti. yapacağımı bilmiyorum. Sen kalbime denk gelen küçücük Sen kimsin? Kas tu? Ne işin var? Ir ką čia veiki? Kas tu? Eğer hemen Jei tuoj pat išeisi, niekam nesakysiu, kad tave mačiau. Jei grįž ponas Feritas ir pamatys, kad slaptai įsibrovė į jo namus ir prauseisi duše, nužudys. Neždinkės. Ponas Feritas, aš ir čia mano namai. Bu kadar çok konuşmak zorunda mısın? Ar visada tik daug kalbi? Ne, tik tada, kai esu priversta aiškintis. Yemek yapmaya... Kodėl susidomėjai maisto gamybą? Mano mama labai skaniai gamino. Labai mėgau ją stebėti. Onu izlemek bile keyifliydi. Ką veikia patrauklusis mano sūnėnas? Mielas dėdė, mudu su Nazli praleidome puikią dieną. Tikrai? Kokios kančios dėl katės. hayret ettim kalbime bazen Labas rytas. Jūs irgi išgirdote katės kniukimą? Ne, negirdėjau. Maniau, kad atėjote dėl to. Ar žinote, kad sode yra kačiukas? Tikrai? Taip.
Kodėl atėjote? Ben kedi Išgirdau triukšmą prie durų, todėl nusileidau. geldim. Ha tamam. Supratau. Jei pamatysite, pašerkite. Jis labai graudžiai kniaukė ir neleido man miegoti. Gal vėliau pati jį rasiu. Yakıverdin ışıkları, hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Şu mahkemeye sunulan Dokumentai, kurie buvo pateikti teisėjui, buvo nufotografuoti mobiliojų telefonų, tiesa? Muhtemelen Ferit. Tikriausiai, ponia Feritai. Todėl kol kas jiems buvo paskirta tik laikina buluto globa. Susitelkėm į tai, kas paviešino dokumentus, bet nepagalvojom apie tai, kas ir kada padarė nuotraukas. Jei ištirsim skaitmeninius tų nuotraukų duomenys, sužinosim, kada ir kokiu telefonu padarytos. Dabartinė technologija suteikia tokias galimybės. var mümkün. O zaman şöyle yapalım. Tuomet pareikalaukim šių įrodymų originalų, motyvuodami tuo, kad norime ištirti, ar jie nepadirbti. O tyriant sužinosim visas smulkmenas. İncelemede bütün detaylar ortaya çıkar zaten. O halde lütfen. Taip ir padarykite. Peki Ferit. Gerai, ponia Feritai. İyi günler. Geros dienos. İyi günler. Geros dienos. Al bakalım. Išviriau mėtų arbatos su citrina. Iškart pasiūsi geriau. Ay yaz. Ačiū, mieloji. Kaip galėjai vasarą susirgti? Ay ne bileyim. Nežinau, kažkur užsikrėčiau. Ferit Beyciğimin evinde çalışırken terk. Gal suprakaitavai dirbdama pono Ferito namuose, o paskui išėjusi į sodą, papūtė lengvas vėjelis ir peršalai. Güldürme beni. Nejuokink, blogai jaučiuosi. Niekada nepraleidi galimybės. Ben çıkıyorum. Išeinu. Derse gideceğim. Važiuoju į paskaitas. Pasimatysim vakare. Alya. Skambina Elija. Alya? Elija? Alo Fatoş. Alio, Fatoše? Engina šiuo metu sporto klube ir tuoj pat apsivilk sportinių kostiumą, atvažiuok ir užbaigsim šį reikalą. Dabar? Taip. Ben gideceğim Engin'in Netrukus prieisiu prie jo ir pradėsiu kalbėtis. Tada prisidės ir tu. Ir pamažu viską papasakosim. konuyu anlatacağız. Nenoriu atsikalbinėjimų. Gerai, papasakokim. Noriu pagaliau ramiai atsikvėpti. Atsiųsk adresą ir atvažiuosiu. Hadi görüşürüz. Iki. Iki. Nazlıcı. Mieloji, nepyksiai paliksiu tave vieną? Žinoma, man jau geriau nesijaudink. Puiku. Mudu su Alija ketinam viską papasakoti Inginai. Ya da benim cenazeme. Gal tiks rengti mano laidotuvės? Hadi seni öp. Pabučiuosiu. Arba ne. Nenoriu užsikrėsti. İyi şanslar. Sėkmės. Nebijok. Ay tamam. Gerai. Allah'ım sana. Dieve, padėk man. Enginai, Alija, ką čia veiki? kodėl tavo manimo turiu puikią figūrą? Dėl genetikos? Žinau, kad valgai kiek nori, bet nepriaugi svorio. Ką tu darbo dieną čia veiki? Man nesiseka taip kaip tau. 3 dienas per savaitę per pietų pertrauką lankausi čia. Vadinasi, ponas Enginas šiuo metu vienišas. Kitaip dabar su gražia moterimi sėdėtų prabangiam restorane. Bıraktım o işi. Mečiau tos reikalus, Alija. Nusprendžiau surimtėti. Ar tai kaip nors susijęs su Fatoše, su kuria mačiau tave anądien? Suprantu, ji labai mila mergina. Visai nepanašiai į tuos bembius, kuriuos matydavau šalia tavęs anksčiau. Ji labai skiriasi nuo kitų. Gera, sąžininga, linksma, nuoširdi, niekada nemeluoja. İç dışı bir. Bambaşka. Ji visai kitokia. Yalanı yok, dolanı yok. Fatoše. Sveiki. Fatoş. Fatoše? Nepatikėsi, bet kaip tik apie tave kalbėjom. Patikėsiu. Labai džiaugiuosi tave matydama, puikiai atrodai. Ačiū, mieloji. Puiku, kad susitikom. Kaip tai ketinau tau... Žinai, ką neseniai sužinojau? Garsi dainininkė Samira pasiūlė tau tapti jos modeliuotoja. Atrodo, greitai pati išgarsėsi. Ką apie tai manai, Enginai? Nesu apie ją girdėjęs, bet jei jos modeliuotoja bus Fatoše, jai labai pasisekė. Olacak demektir elbette. Aš pati jos nepažįstu. Pone Enginai skambino iš įmonės, sakė svarbu. Svarbu?
Netrukus grįšiu. Garsi dainininkė Samira, ką kalbė? Fatoš, jei nebūčiau tavęs nutraukusi, būtų viską sugadinusi. Jis taip tavim susižavėjęs, kad reikia pasakyti tiesą, nesužlugdant jo susidarytų tavo įvaizdžio. Turime ką nors sugalvoti. Dieve, man galas. Galas. Fatoš, ateinu. Merhaba. Sveika, Yine ben. čia vėl aš. Ben Bulut'u görmeye... Važiuoju aplankyti Buluto. Olağan ziyaret. Pamaniau, kad norėsi prisidėti. Jei nori, važiuojam, o paskui nuvešiu tave į darbą. Sonra ben seni işe bırakırım. Deniz, ben Denizai, šiandien prastai jaučiuosi ir greičiausiai nevažiuosiu į darbą. arasaydın keşke. Reikėjo paskambinti. Iš tiesų prastai atrodai. Parodyk. Pakilo temperatūra. İlaç falan Ar geri vaistus? Yok. Ne, nemaniau, kad reikia. Yani bir Šiek tiek sloguoju, čiaudau ir silpnai jaučiuosi. halsizlik falan. Şifa niyetine... Tau reikia karštos sriubos. Kur virtuvė? Ten. Şurada. Deniz ayakkabı. Denizai, batai. Aa, tabii. Oi, atleisk. Sen aşçısın zaten. Kadangi esi virėja, nebejoju, kad namuose yra bulvių ir svogūnų. İzninle. Tau leidus? Aa, O, puiku, turi ir imbiero. şimdi... Ko man reikia? Ne gerekiyordu? Tuz, karabiber, Druskos, juodųjų pipirų, imbiero, puodo. Bu arada pardon ya. Atleisk, kad taip įsibroviau, net nepaklausęs leidimo. Nepyksti? Tuz karabiber. Druska ir pipirai štai ten. Puodai ten. Sen yat dinlen. Eik ilsėtis, o aš visko pasirūpinsiu. Alo Allah sen ne dersen. Sakyk, ką nori. Tik papasakosi tiesą, ramiai atsikvėpsiu. Nekalbėk nieko, dabar nelaikas. Štai renginas. Puiku. Pardon beklettim. Atleiskit, kad priverčiau laukti. Jei jau susitikom, norėčiau pasiūlyti kur nors kartu nuvažiuoti, bet privalau grįžti į biurą. Ama ofise dönmem. Ar norėtum susitikti vakare? Enginai, tiesą sakant, šį vakarą jie pažadėjo pasikviesti mane į mados namus ir išrinkti man tinkamus modelius. Taip, atėjo laikas ištiesėti žodį. İyi tamam. Gerai, vėliau susiskambinsim. Iki. Hadi görüşürüz. Hoşçakal. Iki. Dieve, vis giliau skęstu. Nesijaudink, ką darysiu. Ką nors sugalvosim. Nagi, eime. Afiyet olsun. Skanaus. Labai skaniai kvepia. Bunu yiyecek 20 Kur dar 20 žmonių valgysiančių šią sriubą? Peki. Bomba. Gerai, svarbiausias klausimas, kaip ją patieksim. Hakikaten nasıl oldu? Iš tiesų nepagalvojau. Kepçe? Atsakymas paprastas - samčių. Kepçeyi... Net nešiau jo kartu su sriuba, nes ji labai karšta. Todėl nusprendžiau, kad per tą laiką, kol atnešiu samtį, ji pasieks idealią temperatūrą. Sıcaklığa ulaşır diye tahmin ediyorum. Duydum. Čia geriausias pasiteisinimas, kokį esu girdėjusi. Fatoş dur. Grįžo Fatošė. Atidarysiu. Aa, Deniz, Denizai, hoş geldin. sveikas atvykęs. Hoş buldum. Dėkoju. Ir tu sveika atvykusi. Ačiū. Harika çorba. Yra puikios sriubos. Ar norite? O šalto vandens? Nežinau. Tikriausiai yra. Siz nereden? Kur buvote? Buvome išrinkti medžiagų naujiesiams mano drabužiams, o dabar parinksim modelius. Geçsene. Nestovėk tarpduryje, užeik. Nazli, ką iš čia veikia? Aliye. Alija, Ayakkabılar. batai. Bir baktım Nazlı hastaymış. Pamatęs, kad Nazli serga, išviriau mums visiems sriubos. Çorba yaptım. Jis išvirė tau sriubos? Ben 2 tane daha... Atnešiu dar 2 lėkštes. Ailecim terlikleri Alija, radai šlepetes? Gördüm. Taip. Aşkım? Mieloji, Brangusis. Sen ne zaman? kada atvažiavai?
Visai neseniai. Ketinai visą dieną praleisti su Bulutu. Kažkas nutiko? Ne, bet šiai dienai turiu svarbesnį planą būti su tavimi. Neden? Kodėl, ponė Demetė? Tikriausiai nemanai, kad leisiu tau atšvęsti šią pergalę vienam? Tuomet gal padovanosite man pergalės šokį? Žinoma. Vallahi son damla. Suvalgiau iki paskutinio lašo, labai skanu, Denizai. Šaunuolis. Į sveikatą. Čia vienintelė sriuba, kurią moku virti. Nazlı, Nazli, sen hala vis dar dirbi pas Feritą? Evet ve çalışmaya Taip, ir jei noriu dirbti toliau, turiu kuo greičiau pasveikti ir grįžti į darbą. Bulut'la Nazlı'yı yer. Pamatytumėt Nazli su Bulutu. Kas kartą ją pamatęs, jis ima šokinėti iš džiaugsmo. Var Nazlı öyle bir. Nazli energija teigiamai veikia aplinkinius žmonės. Yani yanındaki insanlara iyi gelen bir enerji. Evet, Nazım. Tiesa, mano draugai skleidžia puikią energiją, tesaugoja Dievas. Bet šiandien visai neturiu energijos. Man reikia kuo greičiau pasveikti. Lazım o enerjiye ki düzeleyim. Baksana hasta oldum. Çorba kanalı. Kai sriuba pasklis po organizmą, iškart pasijusi geriau. Bir enerji. Atrodo, jaučiu jėgų antplūdį. Negaiždama nurinksiu indus. Gali paimti? Bence Bulut Šiandien geriau nevažiuok pas Bulutą, nes užkrėsi ir jį. Aslında şu... Būtų visai neblogai, jei užkrėstum raganą Demetę. Deniz pardon ya. Atleisk, žinau, kad į tavo sesuo, bet negaliu susilaikyti. yok canım. Nieko baisaus. Suprantu, ką galvoju ir netgi pritariu. Finansman toplantısı. Susirinkimą dėl finansavimo atidėkite 1 valandą. Grįžęs pirmiausia noriu pasikalbėti su finansų direktoriumi. Gerai, ponia Feritai. Labadiena ir gero darbo. İkbal Hanım. Pone Ikbalė, šis ponas buvo susitaręs dėl susitikimo. Kiek pamenu, ne, ponia Feritai. Susitarkite ir tada atvažiuokite. Bu şirkete Nuo šiol neprivalau su nieko tartis, norėdamas atvykti į šią įmonę. kimseden, hiç kimseden randevu almak zorunda değilim. Buyurun Ferit Bey. Prašom, ponė Feritai. Bulut'un vesayet... Gavę Buluto globą, gavom ir teisę valdyti 48% Zeynebei bei Demirui priklausiusių akcijų. Bizde. Yani Taigi, nuo šiol ir mes esam šios įmonės dalininkai ir galim čia ateiti, kada tik panorėję. istediğimiz zaman şirketimize gidip gelebiliriz. Yani Neprivalom gauti niekieno leidimo. da değiliz ama Bet, ponė Ikbalė, mielai išgersiu kavos be cukraus. teşekkür ederim. Dėkoju. Bunu okumuş muydun? Skaitei šitą? Ay yok Ne, Denizai, neskaičiau ne vienos šių knygų, visos jos Nazli. Deniz. Denizai, Bence çok... tavo sriuba stebuklinga. Turėtum ją patentuoti. patentini falan al bunu. Hakikaten bayağı... Iš tiesų atrodo atsigavusi, bet neprivalai važiuoti į darbą. Yani Paskambinsiu Feritui ir pasakysiu, tegul šį vakar pavalgo restorane. Hayır giderim. Ne, važiuokim. Jaučiuosi puikiai. iyi. Gerai, nuvešiu. Deniz beni de bırak. Gali nuvežti ir mane? Tarėme su vaikinais repetuoti. Sen de gelirdin. Gal ir tu nori paklausyti ir pasakyti savo nuomonę? Tamam. Gerai, pas Bulutą nuvažiuosiu vakare. Sveiki visi. O, kokie žmonės. Sveiki atvykę. Hoş bulduk. Sveikai, Riki, išvažiuojam. Iki. Ben yolcu. Palydėsiu. Hayrola? Ką darė su mane? Ya abla bir Užėjau pasisveikinti ir eisiu į kambarį. Nors kartą nekišk savo nosies ir nesisveikink. Eik mokytis. Hadi bebeğim. Sėkmės, mieloji. Bučiuoju. Arkadaş bizim evde de bir anda böyle Staiga mūsų namai pasidarė labai populiarūs. Čia ėmė lankytis ir turtuoliai, ir menininkai. Pardon da az. Jei nepastebėjai, mūdė su tavo sese irgi menininkės. Tabii ya. Tikrai, tu teisi. Juk esi mados namų savininkė. Beje, kaip sekėsi? Ką judu salyje galvojate dėl Engino? Ne yaptınız? Biz bugün Ayya'yla... Šiandien nusprendė viską jam papasakoti. Ir? Bet nieko nepešusios grįžo namo. Ay canım benim. Apgailestauju. Bet draugai sako karčią tiesą. Jums su Enginu nepavyks. Tikiuosi tau nudžius liežuvis. Patylėk. Bjaurybė.
Nereden çıktı bunlar? Kaip tai įmanoma? Ar jie neturėjo sulaukti, kol byla dėl globos bus baigta? Šis dokumentas teisėtas ir buvo paruoštas norint apsaugoti Buluto Kajos interesus, kad trunkant teismo procesui nebūtų pakenkta jo interesams. Nesąmonė, juk neketinam pakenkti Buluto akcijoms. Ką mes galime padaryti? Tuoj pat iškelsim bylą ir pareikalausim, kad sprendimas būtų atšauktas. Tai praktiškiausia išeitis. Visos teisės suteiktos poniai Demetijai. Tuoj pat pradėkite procesą. Gerai, ponia Feritai. Biliyor musunuz? Kai išėjau iš šios įmonės, buvom tik neseniai čia persikraustę. Tu iš įmonės neišėjai, mano tėvas tave išvarė. Tu neteisus, Feritai. Buvo visai ne taip. Aš papasakosiu. Kaip tik ketinau išeiti, bet sužinojau, kad galiu gauti išeitinę kompensaciją. Pasidomėjęs, kaip galiu ją gauti, sužinojau, kad reikia būti atleistam. Tada ir paprašiau, kad mane atleistų. Kiekvienas tavo žodis melas. Bet galiausiai viskas, ką sakau, išsipildo. Nepamiršk, kad šiandien ne paskutinė, o pirmoji mūšio diena. Puiku. Mieloji, gal užtenka linksmybių. Važiuojam. Gerai. Matau, kad šie jaunuoliai puikiai tvarkosi. Bet jei padarysite bent menkiausią klaidą, turėsite atsakyti prieš valdybą. Žinoma, mielasis. Važiuokim. Görüşürüz orada. Iki pasimatymo, partneriai. Reikia rasti būdą neleisti jiems kištis į įmonės reikalus. Privalom labai gerai pasiruošti antrajam teismo posėdžiui ir atgauti Buluto globą. Tada nebūsim priversti gaišti laiką tokioms smulkmenoms. Turime spirti jiems į subinę ir išvaryti. Pone Feritai, turiu gerų naujienų. Prokuratūra sutiko mums duoti teismui pateiktų dokumentų originalus. Rytoj ryte vos prasidės darbo dienai, mūsų advokatai nuvažiuos jų paimti. Tokiu būdu sužinosim, kur, kada ir kokiu aparatu nuotraukos buvo padarytos. Puiku. Rytoj bent jau sužinosim, kas išdavikas. Nuvažiavus į universitetą atsigavau. Gyvenimas tęsiasi ir man, ir Bulutui. Juk ponia Demetė kasdieną jo nemuša. Patariu atsargiau rinkti žodžius. Jei taip kalbėsi ir Nazilį girdint, jie taip įsius, kad šį kartą aš neišgelbėsiu. Nazilį, kur dingai, daugybę kartų skambinau. Kodėl skambinai, negirdėjau. Aleisk, nunešiu produktus į virtuvę. Skambinau gal 100 kartų. Norėjau paprašyti, kad nupirktų makaronų. Juk užsakai parduotuvę, būtum nupirkusi. Negaliu patikėti. Palikau telefoną pono Ferito namuose. Labai nenoriu važiuoti atgal. Žadėjo paskambinti mama. Tikiuosi neskambino. Jei nori, nuvažiuosi jo paimti ir tuo pačiu nupirksiu makaronų. Man užteks, jei neuždengsi saulės. Einu. Nesu labai alkana, palauksiu tavęs ir pavakariniausim kartu. Yra šiek tiek Denizo virtos sriubos, jei esi alkana, pavalgyk. Ne, ačiū. Ką tik pasisotinau sesės žodžiais. Nazlı? Nazli? Labas vakaras, ponia Feritai, palikau čia telefoną.
Jei pasiėmusi, iškart išvažiuosiu. Hemen gidiyorum. Ya ben Nenorėdama trukdyti, ketinau prieš atvažiuodama paskambinti, bet kaip žinia, telefoną palikau čia, todėl negalėjau. Tyliai pasiimsiu ir išeisiu, net nepastebėsite, kad buvau užėjusi. fark etmeyeceksiniz bile. Teşekkür ederim. Ačiū, paimu ir išeinu. Aldım. Çıkıyorum. Skanaus ir gero vakaro. Kahve içmek ister Gal nori išgerti kavos? Severim. Mėgstu kavą ir mielai išgersiu. De. Padarysite? Siz mi yapacaksınız? Yaparım. Žinoma. Tuomet Ben de mielai içeceğim išgersiu. kahvenizi o zaman. Tamam. Gerai. Beğendin mi? Skani. Sıcak ama Karšta, bet labai skani. Dvelkia prieskoniais. Oraya gurme oldu. Pamiršau, kad esi gurmanė. gurme değil. Ne gurmanė, o vyrėja. Bu arada korkma. Nebijok, ji be kofeino netrukdys užmigti. Tutmuyor zaten. Pastaruoju metu ir taip neužmingu. Neden? Kodėl? İş güç. Dėl darbo, okul. studijų, Bulut. buluto. Bulut'u düşünüyorum. Daug galvoju apie bulutą. Alışabildim. Ar apsiprato? Keyfi yaşam. Ar gerai jaučiasi? Merak etme. onu Nesijaudink, labai greitai tas reikalas bus išspręstas galutinai. Çok sevindim. Labai džiaugiuosi tai girdėdama. Hadi Hakan abi. Suprantu, kodėl Hakanas taip elgėsi, bet kaip Demetė, negalvodama apie sūnėno gerovę, stengiasi jam padėti. Hakan'a bu kadar yardımcı olmasına gerçekten aklım almıyor. Bir Japon atasözü. Yra viena japonų patarlė. Pirincin Bijok ne juodo akmens, įsimaišiusių į ryžius, bet balto. Güzelmiş. Labai teisingai pasakyta. Niye bu ilginç? O kodėl tave taip domina Japonijos kultūra? Kalba, patiekalai? geleneklerine Mane labiausiai žavi tai, kad jie ištikimi tradicijoms. aynı zamanda Be to labai dori, sąžiningi, teisingi ir darbštus. çalışkanlar. Bu arada lafını... Atleisk, kad pertraukiu, bet matau, kad kentinės puodelis labai karštas. Duok man. Teşekkür ederim. Ačiū. Çok onurlu. Taigi jie labai garbingi, sąžiningi, darbštus, o jų patiekalai nuostabus. Gerçekten olağanüstü. Bir de Yra dar daug mane žavinčių jų savybių. fazla özellikleri var. Ya örneğin Pavyzdžiui, kai kurie gyvūnai Japonijoje turi savo miestus. var. Kediler, Katės, triušiai, lapės. Ya Mane žavi vien tai, kad jie apie tai pagalvojo. Kalbėdama apie mėgstamus dalykus, per daug susijaudino, atleiskit. sevdiğim şeylerden bahsederken gereksiz bir heyecana kapılıyorum. Kusura bakmayın. Ya özür dilerim. Neatsiprašinėk. Bir şey... Žaviausi žmonėmis, kurie aistringai kažko domisi. Benim takdim Jūs manimi žavitės? farkında mısın? Netikiu, kad ką tik mane pagirite. Kutlamak istiyorum. Noriu tai atšvesti. Da ben... Bet manau tikrai nesižavite tuo, kad nemoku nulaikyti liežuvio už dantų. Dolunay var. Šiandien pilnatis. Çok güzel. Labai graži, Fener gibi. šviečia lyg žibintas. Fener mi? O aš matau moči paplotelius, kepančius triušius. Bunlardan hangisi benim? Kuris puodelis mano? Sağdaki. Dešinysis. Maçı yapan tavşanlara... Prisimenate moči paplotelius kepančius triušius? Hatırlıyorum. Taip. Teşekkür ederim. Ačiū. Demet Hanım. Skambina ponė Demetė. Efendim Demet. Klausau, ponė Demetė. Noriu, kad atvažiuotų Nasli. Labai skauda. Bulutai? Ponė Demetė, kodėl jis verkia? Jis pargriuvo. Esame Sipagio ligoninėje. Žinau, jie tuoj atvažiuosiu. Kas nutiko Bulutui? Ir krito, bet viskas gerai. Jis tiesiog nori mane pamatyti. Sorun yok. Beni görmek istiyormuş. Hakan'la To ir buvo galima tikėtis, patikėjus vaiką Hakanui ir Demetei. Böyle yapınca... Taip sulenkus skauda? Ya acımıyor. Juk sakiau, kad ne.
Puiku, ponaitė Bulutai. Pažiūrėsiu rentgeno nuotraukas ir tada pakalbėsim. Sutarėm. Gerai. Ačiū. Bulutai, tau viskas gerai. Nazli, dėdė. Gerai jautiesi, ką nors skauda? Viskas gerai, nesijaudinkite. Dėdė, jie nufotografavo mano koją. Nasıl oldu bu? Kaip tai nutiko? Tiesiog nelaimingas atsitikimas. Bulutas paslydo ir parkrito. Žinojau, kad nieko rimto, bet kadangi jis labai prašė, paskambinau Nazliai. Bu olay nasıl? Klausiu, kaip tai nutiko. Gerai, papasakosiu. Jis žaidė svetainėje. Kadangi nesibuvęs mūsų namuose, nežinai, kaip jie atrodo. Gal Nazli prisimins? Jie jau kelis kartus buvo atvažiavusi. Bizim evde böyle 3 basamaklı bir yer vardı. Svetainės pakraštėje yra 3 laipteliai. Jis ten žaidė ir staiga pargriuvo. Ne demek ki şuraya? Ką reiškia staiga pargriuvo? Sen neredeydin o sırada? Kur tuo metu buvai? Kodėl šalia jo nieko nebuvo? Kaip galima taip nesirūpinti vaiku? Feritai, jam nieko rimto. Dėl viso pikto padarėme rentgeno nuotraukas ir laukiam atsakymo. Kaip galima elgtis taip nerūpestingai? Sieki gauti jo globą tam, kad paliktum be priežiūros? Neprivalau tau atsiskaityti. Kai kalbam apie Bulutą, privalai. Gal galite ginčytis koridoriuje? Nagi tu papasako, kaip taip nutiko. Sen beni sorguya... Užuot surengęs apklausą man, pirmą pasiaiškink pats. Vėlai vakare paskambinau Nazliai, bet atvažiavote kartu, nejaugi buvote kartu. Sen üstüne vazife... Nesikišk ne į savo reikalus, bet rūpinkis savo pareigomis. Manai, esi gana subrendusi, kad prižiūrėtum vaiką, ar vis dar esi išlepinta mokinukė? Aşkım. Mieloji. Geçmiş olsun. Apgailestauju. 3 tane basamak Ten buvo 3 laiptai, kuriais norėjau užlipti pats, bet man nepavyko. inemedim. Birazcık daha Jei dar šiek tiek pakentėjęs, užbėgsi tais laiptais vienu šuoliu. Prižadu, bet turi dar palaukti. Nazlı, Bet, bir yandan Nazli, viena vertus taip geriau. Kodėl taip sakai? hemen Labai tavęs ilgiuosi, o tu vis man parkritus ar pravirkus iš karto atskubim. düştüğümde yanıma geliyorsun ya anda. Neprivalai parkristi, kad atvažiuočiau. Tik paprašyk ir atskubėsiu. Tamam. Gerai, Dikkat edeceksin. Pažadėk, kad būsi atsargus. pažadu. Bulut'un durumu nasıl? Kokia Buluto būklė? Gana gera, apžiūrėdamas rankomis nepajutau nieko blogo, rentgenas tą patvirtino. Laimė griūdamas jis neprarado kontrolės ir nepatyrė rimtos traumos. Güzel. Puiku, Evimize gidebiliriz. vadinasi, galim važiuoti namo. Ama lütfen çok... Prašau, būkite labai atsargus, nes Bulutas labai pažengė į priekį. Bet koks neatsargus judesys gali gražinti į porą mėnesių atgal. Suprantu jūs, daktarė, bet nesijaudinkite, puikiai rūpinamės Bulutu. Juk jis vaikas, tad normalu, kad išdykauja, žaidžia ir pargriūna. Düşecek. Kalkacak. Siz yine de... Vis tiek būkite atsargus. Geçmiş olsun. Linkiu pasveikti. Ačiū. Teşekkürler. Dėkojam. Bulut'un kılı Jei nuo Buluto galvos nukris bent plaukas, sugriausiu tuos namus ant jūsų galvų. da böyle bir... Taip ir žinokite. Gel biraz hava. Eime, įkvėpkim gryno oro. Neyse ki Bulut iyi bir şey. Laimė Bulutui nieko rimto nenutiko. Söyle söyle. Nagi, sakyk, kad Demetė Buluto teta, o jis mažas vaikas, tad normalu, kad nutinka nelaimingi atsitikimai. Aslında Neketinau to sakyti. hatta Tiesą sakant, jie abu man nepatinka. İşte sen... Ir tu supratai, kas jie per žmonės. Jie nori tapti Buluto globėjais tam, kad gautų jo tėvams priklausiusias įmonės akcijas. Jie rado būdą, kaip pasinaudoti tą teisę, dar nesibaigus bylai, ir šiandien atvažiavo į įmonę. oluyor mu? Nejaugi tai įmanoma. Norėdama apsaugoti Buluto teisės, iki tol, kol byla bus baigta, Demetė pareikalavo tokios teisės. Kimden koruyacak? Nu ko jie ketina saugoti Bulutą nuo jūsų? Jų tikslas neapsaugoti Bulutą, bet perimti įmonę. Bunların bu
Jie visiškai neturi vizijos. Kas galėtų perimti jūsų įmonę? Jais dėta norėčiau perimti jūsų namus. Argi esu neteisi? Jūsų įmonė labai niuri. Įėjus į biurą, žmogų apima nerimas. Bet namai priešingai, dievinu juos. Jumis dėta stengčiausi kuo daugiau dirbti iš namų. Vos panorėjęs galite pasigrožėti sąsvario vaizdu. Geldik. Atvažiavom. Atvažiavom. Noriu pasakyti, kad galiausiai Bulutas atsidurs ten, kur privalo būti. Tai reikia šiek tiek pakentėti. Duok dieve. Tikiu, kad jį atgausite. Užtenka vieną kartą pamatyti jūs kartu, kad suprasim, koks stiprus ryšys jūs sieja. Iš jūsų akių matyti, kaip stipriai jį mylite. Jau eisiu. Labai ačiū, kad parvežėte. Ačiū tau už tai, kad taip myli Bulutą. Evet İkbal Hanım. Taip, ponia Ikbalė, pasakykite advokatams, kad rytoj pradėtų visas reikiamas procedūras tam, kad galėčiau reguliariai lankyti Bulutą. Biliyorum. Žinau, kad po antrojo teismo posėdžio jo globa bus grąžinta man, bet noriu apsidrausti, todėl prašau, padarykite, ką sakau. Tamam. Gerai. Kusura bakmayın. Atleiskit, kad skambinu taip vėlai. Smulkmenas aptarsim rytoj ir tada pasikalbėsite su advokatais. Labanakt. İyi geceler.